jokių šansų. Na ir toliau, 18-metis Julius Mocka, 112 kg prieš Janį Ginterį iš Latvijos. Septintoji kova. Liko tik 3 kovas šį vakarą. Tikrai labai smagiame turnyre Alytuje KOK World Grand Prix. Janis Ginters. Artūrui Smertajevui sekėsi labai gerai. Jis iškovojo pergalę. Čia 109 kg sveriantis super sunkaus svorio kategorijos atstovas Latvis Janis Ginters. Ir Julius Mocka pirmą kartą matysiu šį kovotoją, jauną kovotoją, sveriantį 112 kg. Penktoji kova tarp Lietuvos ir ne Lietuvos kovotojų šiame turnyre. Julius Mocka, Lietuva. Fighting for blue corner, 25 years old, height 186 25 metų kovotojas Janis Ginteris prieš žymiai jaunesnį priešininką iš Lietuvos Julių Mocką. Janis Ginter. Latvijos atstovas. Fighting for red corner, 25 years old, height 189 centimeter, weight 112 kilogram, World Cup prizeman, K1 Baltic and Lithuanian champion, Sparta Gym, Lithuania, Julius Mocka. Na ir dar vienas spartietis, dar vienas Sparta Gym atstovas Julius Mocka. 3 raundai po 2 minutės. Toks laikas yra skirtas šiai dvikovai. Su sąlyga, kad to viso laiko prireiks kovotojams, šiems milžinams. Vienas labai stiprus smūgis ir kova baigtus. Štai lietuvis atlieka jau pirmą smūgį iš dešinės. Netokį galbūt stiprų, kuris atjungtų varžovo, bet aktyvesnis kovos pradžioje yra būtent Mocka. Minėjau, jaunesnis, nekiek ne jaunesnis yra Julius Mocka, abu 25 metų kovotojai, kaip atsargiai bando gintis Latvis, net labai toks keistas jo gynybos būdas. Na ir nedažnai pamatysi pagal KOK taisyklės kovojančius su tokio svorio kovotojus. MMA taip būna, kada parteryje santykius aiškinasi kovotojai, o čia turim galimybę stebėti ir tik stovėsenoje vykstantį vyksmą. Viena minutė iki pirmojo raundo pabaigos. Aišku, kai po 2 minutės vyksta raundas, tai viskas čia bėga labai greit. Laikas bėga labai greit. Na, aktyvesnis pirmajame raunde neabejotinai yra lietuvis, bet tokios realios naudos jis iš to pirmojo raundo neišpešė. Per atraminę koją. Čia, aišku, knockdownas nebus skaičiuojamas. Ir štai apsisukdamas, bando smūgiuoti. Teisėjas įspėja, kad nebūtų smūgių atliekama alkūnė. Bet atrodo supranta Mocka. Ir dar kart bando per atraminę koją. 10 sekundžių užbaigti pirmąjį raundą. Pirmąjį raundą, kuris vėlgi neatsakė į jokius klausimus. Dėl to mums teks palaukti antrosios ir trečiosios 2 minučių atkarpos. Galiu tik pasikartoti, kad šiek tiek aktyvesnis buvo
lietuvis, tačiau kažkokių įdomesnių veiksmų tai tikrai nebuvo matoma. Ne tai, kad įdomesnių veiksmų, bet veiksmų, kurie pasiektų tikslą, kurie duotų rezultatą. Kovotojai kviečiami sugrįžti. Second round. Ir pratęsti šią dvikovą. Ir dabar turėtų būti labai atsargus lietuvis, jau antrą kartą įspėja teisėjas dėl alkūninio veiksmo. Aišku, tokį užtvosi, gerai tave įspės, bet varžovai nuo to įspėjimo nei kiek nelengviau. Labai lėtas yra latvis, taip keistai kovojantis, bet tai yra toks kovotojas, kuris iš esmės laukia savojo šanso. Sulauks, jis laimės. Nesulauks, turbūt, kad pralaimės. Nes tiesiog laukia to vieno smūgio, kuris būtų lemiamas, kuris leistų pasiųsti nokauto varžovą. Dabar atrodo, kad Mocka perima iniciatyvą, atlieka kelis neblogus smūgius. Ir šioje vietoje mes jau turime lyderį. Jeigu pirmajame raunde tokio nebuvo, Julius Mocka. Oho! Techninio nokauto mes dar šį vakarą nematėme nei vieno. Mes matėme 3 pasidavimus. Tačiau nematėme nei vieno karto, kai varžovas vienas iš kovotojų būtų atsidūręs parteryje ir negalėtų per 10 minučių atsistoti. Labai sunku dabar yra Janiui Ginteriui 20 kelios sekundės užbaigti antrąjį raundą. Dar kviečia jis Julių arčiau savęs. Nebejoju, kad Julius tą kvietimą priims. Labai ryškia persvara antrajame raunde įgijo Julius Mocka. Sparta Gym triumfuojanti bent jau šioje kovoje kol kas. Ir kągi, antroji 2 minučių atkarpa buvo labai solidi Lietuvai. Ir ta 2 minučių atkarpa leidžia nebejotinai tikėtis pergalės. Dar kartą štai tie veiksmai, kurie net pramušė Latvio nosį, pasipylė kraujas. Patys matote, labai geras tas smūgis iš apačios ir praleidęs tą smūgį šiek tiek nuleido rankas Latvis ir gavo tada dar iš viršaus. Kai yra kovotojai sveriantis 112, kai tavo varžovas sveria 112 kg, net ir tie atrodytų ne patys stipriausi smūgiai iš tikrųjų veikia nelabai maloniai. Norėtumėt pabandyti? Prašom. Kovotojai dar kartą kviečiami į ringą užbaigti šią dvikovą. Paskutinysis raundas šioje dvikovoje. Ir vėlgi, Latvis, aišku, kad ir kaip silpnai atrodė antrajame raunde, tačiau jam užtenka atlikti tą vieną smūgį, kurio jis laukia nuo dvikovos pradžios. Ir taip gali pasiųsti nokautą savo priešininką, nors kol kas nelabai matosi, kada ir kaip galėtų tą smūgį atlikti. Nors, aišku, stebina dabar iš gerosios pusės Latvis. 2 raundus stovėjęs, dabar jis
dabar jis yra kitoks, dabar jis stengiasi būti aktyvesnis, nes supranta, kad jeigu būsi toks ir trečiajame raunde, kaip ir pirmosius du, teisėjai tiesiog tau užfiksuos pralaimėjimą ir viskas. Ir dainelė bus baigta. Po šios dvikovos jūsų laukia dar 2 pasirodymai. Ir šis tikrai smagus vakarėlis iš Alytaus bus pasibaigęs. Dvidešimt sekundžių iki dvikovos pabaigos. Manau, kad vien dėl to labai sėkmingo antrojo raundo turėtų Juliui Mockai būti užfiksuota pergalė. Pirmajame ir trečiajame raunde maždaug apylygiai kovoja abu sportininkai, bet tame antrajame raunde Julius buvo visa galva geresnis už savo varžovą ir man atrodo, kad to tikrai užteks teisėjams priimti jam teigiamą sprendimą. Dar pasilieki vieną. Na, čia dar kartą tie veiksmai, kai buvo pasiekiamas tikslas. Na ir žymiai labiau yra pavargęs Janis Ginters. Na ir čia dar Seimo nariams truputėlį reklamos. Ladies and gentlemen, after 3 rounds by unanimous decision, the winner is Nugalėtojas yra Julius Mocka.